Sveikučiai. Nu ką, chebra, visus su naujais metais, kaip sakant, vėl džiob, dalbajob. Tai va, nežinau, nesupratau, aišku, vėl čia buvo dabar prieš kiek čia, prieš dieną, prieš berods, nu tų švenčių, kaip sakant, jau ir galva apsisuka -10, -11, o dabar va šiandien susiruošiau žvejot, kaip sakant, pakilau nuo tų stalų apkrautų, sakau, varau pažiūrėti, ar ir ledas, ir šoviau tiesiai į upę. Tai ką, chebra, viskas okei, ledas yra, nežinau, tas -10, -11, kiek ten buvo, prieš tai kažkiek, žodžiu, kaip ir viskas okei. Tai va, bandysim dabar va čia Nevėžį, vietinės reikšmės. Pavaikštysim vienoj, kitoj vietelį, kur ledas leis, pasižiūrėjau, ledas tikrai, chebra, be jokio, kaip sakant, pizdėlinimą. Turim pitaką, tai drąsiai. A pitaką mane laiką. Nesvarbu, čia tie komentatoriai komentuos, saugus, nesaugus. Yra įrankiai saugus, nu, ta prasme, yra peikena, nes ir tokių besmegenių, kurie ateina, ypač kaip dabar dar sniegas apsnigts, atrodo viskas tvarkingai. Ir eina, karočiui, kaip baronai. Na, avinų visur ir bus. Tai va, žodžiu, aš niekad, chebra, kaip minėjau, neinant tokių nesąmonių, ta prasme pasitikrinu. Negalvokit, kad čia aš dabar irgi šovė mane galva dabar eit belenkur ir daryt kažką. Nu tai, ką aš žinau. Tai va, visiems, chebra, saugaus ledą, nei žvyno, nei uodegos. Eina aš pasipiškinsi tų eketėlių vadinamų, ekečių. Ta gulbiškė apsiraminu, kaip sakant, nepulsi kaip nuogas pirtin. Apsiraminsi, tada pabandysim da. Tarp kitką dar šiandien noriu išbandyti balalaiką, nežinau, čia gali vėl ten tie, kur žvejoja, žvejai ten, kurie ten nusofų mane domin. Gal ir šitas įrankis ne kažką, bet žinot, kaip yra. Pamačiau, chebra gauda ir manriai. Tai va tokia balalaika, kaip balalaikas ar gels. Ta prasme, va visas, jis yra neatskirs sargelis, o tiesiog pati meškerėlė. Nu, pažiūrėjau, mano tą avižėlę, tai normaliai atlenkė. Ką aš žinau, parodys darbs ir, kaip sakant, pagal jurgį ir kepurę. Nu ką, chebrai, nu dabar prisibibinsi ekečių ir bandysiu, gal ir atsidarys, kas ten žino. Šiaip tai užlipt ant ledo buvo mano pagrindinis dalykas. Ir pasveikinti jum su naujais metais. Nu ką, chebrytė, kaip sakant, pirmas užmerkimas tuoj bus. Avižos ant ledo. Va, turim tokią, nežinau, čia prisipažinsiu, pirmą kartą rankas laikau, nors jau pirkime jų senai ir, bet kažkaip aš
Nu, mėgstas, kaip sakant, iššūkis, eksperiments, aišku, ten kiti gauda be masaliniam. Prisipažinsiu, chebra atvirai, tikrai, gal ir didelę klaidą darau, bet su be masaliniam avižom nesu, nei jų turi, ta prasme, nesu bandęs, bet šiaip tai, kiek žinau, ten chebra tai normaliai su jom ten gauda, bet kaip visada pas mane bus taip, kaip kiekvienais metais nepasiruošti žvejybą, nieko nauja. Kaip esu kažkada minėjęs, pas mum Nevėžy yra numeris 1 vadinams krokodils. Bet kadangi aš krokodilo neturiu, tai kaip visada, va, pinkas. Esu gaudęs ant tų pinkų ir pagaudavau, bet esmė tame, kad krokodils ir, kaip sakant, ir Afrikai krokodils. Nu, yra kaip yra. Tai va, bandysim dabar, nežinau, čia. Ta prasme ir žiedeliai tie ir padaryti ant tos meškerėlės, bet kažkaip tai navatnai į viršų. Aišku, kaip visada, tuoj prasideda skambučiai, ne vietą ir ne laiko. Pažiūrim tą, kaip sakant, balalaiką. Nežinau, chebra, čia smarkiai nesijuokit, jeigu ką. Nes, kaip minėjau, oda čia gilė ir iš tikrųjų. Nu, pažiūrim, kaip jis čionai dirba. O, normaliai, sakyčiau, chebra, nežinau, bet šiaip tai pagal mano tą avižėlę, tai aišku, reiks priprast kaip visada, bet kaip ir viskas gerai. O jeigu taip aukštyn kojam, nieko čia nesiskiria aukštyn kojam. Ta prasme, žiedeliai apačioj ar į viršų. Gerai. Nu, jeigu kas užfilmuosi, jeigu ką, gal, jeigu mes iš vis šiandien ėmimą turėsim.
Hebra. Turim pirmą žuviną. Opa, ir atsikabino. Va. 2026 metų. O, ir dar papuzavo. Ką, hebrytė? Su naujais, kaip sakant, atsidariau. Yes. Kažkaip nesitikėjau, bet atsidariau. Nu ką, hebra, daugiau kaip ir nieko. Norėjau ten toliau paeit, bet žodžiu, man neleidžia sąlygas. Nieko, paeisim dar į kitą vietą, pažiūrėsim. Čia po biškį ir vėjas jau kyl. Nu ką, svarbu atsidariau, kaip sakant, apžuvinau balalaiką. Kas čia dabar? Ai, čia gal užkliuvo už kokias žolytės. Tai va, hebrytė. Bandysim kiton vietan. Čia nelabai aš jau noriu ten lysti. Norėtųsi biškį, kaip sakant, labiau link viduriuką, bet deja. Ką, keliaujam į kitą vietą. Turim antrą. Hebra, turim antrą. Turim antrą. Ką? Vis dėlto atidarėm sivyką. Galvojau, kad viens tik, o daugiau. Čia berods palauk. O, palauk, čia dabar ketvirtoj vietoj. Hebra turim dar vieną. Nu ką, liuks. Užskaitau pirmą. Ne. Saugų ledą. Nu ką, hebra, daugiau kaip ir nieko, antrą vietą. Vėl mane leidžia kažkodėl tai ledas storis. Varysim dar vieną tašką. Čia daugmaž pasidarau 5-6 sekės. Pabandai nieko ir nėra ko, kaip sakant, rioksuoti. Tai va. Ką, važiuojam, varam, kaip sakant, į trečią vietą. Nu, ką? Trečia? Hebra, trečia. Kaip čia, blin.
Na, normaliai, tai čia normaliai. Va. Kaip sako, ten audretks. Kopustinuks. Nu, gal kopustinuks, gal, hebra. Nežinau. Bet šiandien labai gražiai pozuoji. Pozas geras. O. Okei. Nu ką, hebra, užrapojau dar ant vienas vietas. Čia žodžiu tas ledas, tai ką, žinom, patys suprantant upę. Čia dar žodžiu variau link tos vietas čionai, kaip sakant, tie vietiniai aborigenai sako, ant kiek tu sako, apsidraudis, ta prasme, kad lipt ant tokio ledą. Sako, hebra, nepykit, bet sako, aš per šitiek metų nesu net kiaušinis išlaps, yra įrankiai ir saugums. Ta prasme, kas bijat, išvis nelipkit ir net nepatariu lipti. Jei mane laika, tai laika aš pasitikrinu, ta prasme. Tai va, žodžiu, dabar gavosi taip, kad planuotas į dviejos vietas neužlipu. Tai va, būtent čionai, kaip sakant, su saugumu, su atsargumu užsirapalinu. Čia toks duburiukas, kaip sakyt, mažiau srovės. Tai va, pabandysiu dabar vėl, eilinį kartą vėl, kaip sakant, papiškite kečių ir pabandysim šitoj vietoj. O ledas čionai toj vietoj, va, patys spręskit, šis man laika, ne laika, stors, nestors. Va. Aš sakyčiau, kad normaliai. Nežinau, aš aiškiai. No. Nu ką, hebrytė, nebeturi daugiau jokių minčių. Sniegą vėl varo toliau. Žodžiu, išbandžiau čia keletą vietelių. Aišku, kaip visada prie tų pagrindinių nepriejau. Nieko nepadarysi. Gal ir biški, kaip sakyt, užsiroviau tiesiai į upę. Gal kokioj smirtbaliai, šūdbaliai stovinčiam vandenį būtų rezultatai kitokie, ta prasme, kiekis turiu omeny. Gal nedydis, bet, kaip sakant, pajabatna. Tai žodžiu, hebra, dar kartą jums su tais 2026 saugaus ledą, gražių laimikių. Nu ir aišku, kad nebūtų tokių žvejybų kaip pas mane dabar, ta prasme, nu, ne nulinė, ne baronkinė, bet visi nori laimikį, bet ką žinau, pirms ledas man visad būna toks arba, kaip sakant, nu, hebra, nei žvyno, nei uodegos. Ir tikiuosi, kad
tikrai dar tą kažkaip net keistai, užbėgant įvykiam į priekį, pažiūrėjau prognozes, tai ko gero mes dar lypsim ant saugaus ledo. Jo, tai va, chebryte, nebūkit besmegeniai, kaip sakant, neikit ten, kur nereikia eiti. Visada saugumas, visada. Nu, kas kad ten kali į galvą, bet kaip saka, yra kaip yra, pas mum visą laiką tai buvo, atrodo viską pasakai, viską primeni dėl saugumo, dėl to, bet vis tiek atsiranda tokių, kurių jau dėja. Tai ką, chebra, nei žvyno, nei uodegos.